Registrų centrų duomenimis per pirmuosius šių metų mėnesius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, gyvenamųjų namų pardavimai sumažėjo 32%, butų 37%, žemės sklypų 35%. Tai vis sąlygoja neprieinamos kainos pirkėjams. Ką daryti? Kaip įsigyti nekilnojamo turto už realią kainą? Kalbiname bendrovės Orem, pristatančios naują paslaugą nekilnojamo turto aukcioną, direktorių Darių Verbylą. Šių metų gruodžio 2 dieną, 14 val. Mūsų bendrovė organizuoja nekilnojamo turto aukcioną. Aukcionas įvyks Vilniuje, Centrum viešbučio konferencijų salėje. Pagrindinė priežastis lėmusi mūsų sprendimą organizuoti aukcioną yra tai, kad šiandieninėje nekilnojamo turto rinkoje mes matome tam tikrą sąstingį. Ir todėl manome, kad reikėtų ieškoti įvairesnių pardavimo kanalų ir įvairesnių formų. Tai ir buvo pagrindinė priežastis lėmusi mūsų sprendimą organizuoti šį aukcioną. Mes kaip įmonė visą laiką stengiamės pasiūlyti savo klientams optimalius nekilnojamo turto sprendimus. Kuom šis aukcionas yra naudingas potencialiems nekilnojamo turto pirkėjams? Pirmiausia, tai į aukcioną mes imame tik tai objektus, kurių yra ženkliai žemesnė kaina negu rinkoje. Ženkliai tai reiškia, kad 30–40%. Antra, pirkėjui nereikia važinėti po objektus atskirai, jis gali su visais objektais susipažinti mūsų interneto svetainėje, mes visus objektus nufilmuojame, sudedamos nuotraukos, visi dokumentai, plus visi objektai bus pristatomi aukcione. Trečia, pirkėjas tikrai žino, kad pardavėjai nusiteikia parduoti savo nekilnojamo turto objektus ir taip išvengiama daugybė neaiškumų, ilgų derybų, ilgų važinėjimų, ilgų susitarimų. Sakykite, kur susidomėję nekilnojamo turto pirkėjai ar pardavėjai galėtų rasti daugiau informacijos apie šį aukcioną? Visą informaciją apie aukcioną galima rasti mūsų svetainėje www.orem.lt. Taip pat ten galite rasti registracijos formas, visą informaciją apie objektus, taisyklės. Visą informaciją taip pat jums gali suteikti paskambinus į mūsų bendrovę telefonu 19977.